Sveiki visi, mano vardas Paulius Mikolaitis arba Paul Demiko, kaip esu geriau žinomas interneto platybėse, ir man Regitra atsiuntė savo darytą socialinį eksperimentą, kuriame patikrino žmonių reakcijas dalyvaujant eisme su vairuotoju, kuris neturi vairuotojo pažymėjimo ir apskritai nemoka vairuoti, bet tie žmonės to aišku nežino. Principas yra labai paprastas. Dalyviai galvoja, kad filmuojasi automobilių programėlės reklamoje, bet iš tikrųjų jie yra eksperimento dalis. Internete nuolatos pasirodo skelbimai, siūlantis įsigyti vairuotojo pažymėjimą be egzamino. Dažniausiai tai sukčiai, po kurių žmonės lieka ir be pinigų, ir be teisų. Tačiau net ir gavęs padirbtą pažymėjimą, nepasiruošęs vairuotojas tampa realia grėsme keliuose. Šiandien atlikome socialinį eksperimentą, kuriame aiškinamės, ar žmonės leistų dalyvauti eisme vairuotojui neturinčiam ar nelegaliai įsigijusiam vairuotojo pažymėjimą. Eksperimento dalyviai mano, kad dalyvauja reklamos filmavime, kaip antraplaniai aktoriai. Atvykę į aikštelę, jie supažindinami su fiktyvios reklamos eiga, gauna instrukcijas ir yra palydimi į automobilį, kuriame vyksta filmavimas. Ten jūs pasitinka profesionalus aktorius, vaidinantis vairuoti nemokantį žmogų. Mes tiesiog, aš žiūriu kur nors tenai, ne į kamerą, ne? Ne, svarbiausia į tas kameras per daug nežiūrėt. Čia mechaninė? Čia mechaninė. Turėsi bėdų? Turėsiu. Na, jeigu ką pasikeisim. Šiaip nelabai ir turiu teisių. A, visai be teisių? Aha. Nu, bet dažniausiai tuose filmavimus tai pasakau, kad turiu. Porą kartų suvairavęs mechaną. Čia dažniausiai automatas, žinai, varau. Gerai, palauk. Man va bus įdomu pamatyti, ant kiek įmanoma apsimest, kad tu, tipo, nesigaudai automobilyje. Pasiveda. Stipriau, kažkaip pilną tą ratą gal reikia padaryti. Ir įmink sankavą pats kairiausias. Sankaba kairiausias, ne? Kairiausias. Jėzau, kokia miela tiesiog. Ai, gerai, žodžiu, išmokinsiu. Žiūrėk, įmini sankabą. Ir dar vieną. Tai jeigu degimas įjungtas, ne? Ne. Jo, ir dar vieną. Tai tu sauliau gal vairuoti nori. Va būtent, kodėl nieks nepasisiūlo tiesiog už jį vairuoti. Aš tipo būčiau gerai, okei, seniuk, no problem, apsikeičiam. Nu, ten sužaidžiau su teisėm. Pirkai ir neturiu du skirtingi dalykai, nors sutinku vienodai, tada greičiausiai vienodai važiuoti nemoki. Geriau jau susimoki tam tikrą sumą. Nu. Bakus. Tokia, what the am I hearing? Kaip kas žiūri? Nu, žinau. Ir pravažiavimas, supranti? Ne, sakyk, kad supranti, netiduok jam šito, sakyk, what the seni. Svarbu, teisės turi. Nu, turi nelegaliai. Ką? Kaip tu dabar vairuosi, jeigu tu sakai, nemoki? Ne, aš vairuot moku, bet aš teisių neturiu. Nu, pirkau, tipo, pasitvarkiau kitaip teisės. Supratau. Nu. Bet tai neišsilaikęs pats. Nusipirkęs dar labiau. Nu, žinai, pravažiavimai tintie. Vieni daro, kiti nedaro. Va, jis matos, aš matau iš jo gilių, gražių, didelių akių, kad jam yra neramu, jis supranta. Alio. Karolė, didelio greičio tikrai nereikia. Jo. Susikaupiam, atsipalaiduojam ir ramiai. Ir galim važiuoti. Gerai, tvarkoj. Nieko. Jo. Ir taip, ne? Taip, o antras bus... Gerai. Ui! Gerai. Tai atbulinis. Tu, blit, važiuosim. Man jau baisu. Nieko, gerai. Man yra baisu, bet aš sėdžiu šitam filmavime, mane paėmė, aš atsėdėsiu šitą filmavimą, nesvarbu, net jeigu mes apsikabinsim su automobiliu stulpą. Jo. Reikia net taip staigiai atleisti sankabą. Tiesiog visi jį moko, o Dieve. Visi jį mokam startuoti. Ir lėtai lės apkaba. Va, taip ir galvoju, kad tai bus. Ui. Nu, kas yra? Gazo reikia daugiau. Šiaip, čia dar neblogiausias scenarius, jis tiesiog gesinėja, vat jeigu jis, pavyzdžiui, įsibėgėtų iš kažkokio greičio ir tada darytų kažkokį pavojingą manevrą, tada būtų blogai. Aišku, tokio nufilmuoti turbūt būtų nelabai galima, bet jeigu žmogus, kuris pasakė, kad nemoka vairuoti, negali vairuoti, neturi teisų, pirko teisės ir kažką panašiai, jeigu jam tik sunku sustartuoti, dar gerai, ačiū Dievui, kad tada bent mechanizmas suveikia. Tai aš važiuoju ramiai iki ten tos perėjos, prie perėjos nepirminės. O Jėzau, kokia miela moteriškė, nu. Panelė, atsiprašau, kokia miela panelė. Ką aš sakysiu? Kad šitas mulkis negali vairuoti.
Bliamba, buvo. Šiaip galiu aš gal už tą vairuot. Taip, aš jau būčiau iš pradžių pasikeitęs. Gaza, tu bėgio net nejung kito. Sankaba labai jautri. Matai, jisai nemoka mechano vairuoti. Gal aš galiu to vairuotojui pabūt? Ne, aš, moku vairuot. Visko būna, ne? Jo, tai aš suprantu, viskas sakei. Kas čia yra? Čia pauzė ženklo? Jaučiu iškatinta dabar. Kas čia? Sportinė? Ne, O dabar važiuojam. Ne sportinė. Važiuojam. Nespartinė. Vykdai į galą nenori. Jo, baisu. Sargi, stop, eik. Na. Ok, jo, va čia jau man būtų, va šitoje vietoje man būtų labiausiai nejauku. Stop. Ačiū. Labai neriška. Matai, to reikia biškį laiko atvėsti. To reikia laiko atvėsti, pasakė Gitanas Nausėdas. Reikėjo sakyti, kad mechano nemokė vairuoti ir viskas. Ne, bet saugiai jautiesi, ne pats prie vairo. 100%. Kai tu vairuoji, tai ne. O šitas linksmas buvo. Nežinau, ar adekvačiausiai, ar adekvačiausiai jis vertino, jis, aišku, visi kaip ir leido jam sustartuoti ir išvažiuoti. Aš tai nebūčiau leidęs. Ne, būčiau sakęs, ką tu čia nusipirkai, nemoki startuoti, liep iš mašinos. Vairavimo egzaminas nėra tik biurokratinis barjeras ar kažkoks formalumas, kurį reikia kažkaip apeiti. Tai yra būtinasis saugiklis. Kai sistema veikia skaidriai, mes žinome, kad žmogus atvažiuojantis priešinę juostą žino, ką daro. Korupcija šioje vietoje nereiškia tik prarastų pinigų, ji reiškia į gatves išleistą pavojų. Skaidrumas saugo kiekvieną iš mūsų. Jeigu turite bet kokios informacijos apie galimai nesąžiningą elgesį įgyjant teisę vairuoti, nelikite abejingi ir praneškite elektroniniu paštu pranešk@regitra.lt, telefonu su automatiniu atsakikliu +370 5 215 2511 arba akcinė bendrovė Regitra interneto svetainės www.regitra.lt skyriuje korupcijos prevencija užpildžius tam skirtą pranešimo formą.